Čia va taip turėtų atrodyti mūsų kelias. O iš lazdos reikia pasidaryti kažkokį stiką, žinai, vis tiek užkraftas. Jo, žodžiu, tema yra tokia. Atvarėm į sostinę. Į sostinę, jo, ilga nebūsiam, pusvalandį dar. Už pusvalandį šokam į autobusą ir varom į Rygą, paskiau į Taliną ir Taline toliau dausiam žinoti, kas vyks. Jo, bus įdomi. Nu. O čia tarp kitko yra Lariokas, populiariausias Vilniaus, kas nežinojo. Taip, aš nežinojau. Labas rytas. Turim gražaus laiko. Taline uoste, ai kam matyti. Pasilikom ten kuprinės ir sakom, kad jeigu kas nors vogtų, mes leistume bėgti kokį kilometrą, 2, 3, 4 ir tada čiuptume, kad gerai pirmą pavargtų. Jup. Kas suprastų, ko neaišku. Pažiūrėk, kad dabar Neįmanoma, turėsi nusimti. ir iš karto einam užsilošti. Į duty free, kvepalų, alkoholio ir kazinkė, aišku, va, truputėlį pasikelti ant babkių. Bastūnai. Ką nori? Dabar jau esam kelti. Keliamės į Helsinkį. O iš Helsinkiaus toliau žiūrėsim. Bandysim tranzuoti šį. Jo, tranzausiam iki Tamperės. Yra toks Tamperės. Tamperės? Tamperė. Okay, iki Tamperės. O iš Tamperės jau haikinsim. Žodžiu, plans yra toks. Apie 250 km, ne? Iki 300. Žiūrėsim pagal situaciją, kaip seksis. Pagal laiką, pagal greitį, pagal žovį, nes plane yra, kadangi Suomija yra tikriausiai daugiausia ežerų pasaulyje turinti šalis. 18 800 maždaug ežerų yra šalyje. Tai bandysim atrasti bent vieną žovį. Jo, dabar lauk 2 valandų kelionė. Keltų 2 valandų. Gal ir 3. Esmės nekeičia. Jo, tas to, jo. Jo, plauksim į Helsinkį, tada tranzuosim, ieškosim stovyklavietės nakčiai, netoli nuo Tamperės. Ir jau nuo rytojus pradėsim žygiuoti į šiaurę Suomijos ir aišku pasikrovę viską esam su savim. Mūsų tikslas yra nieko nepirkti ir kad jokių civilizacijos išteklių mums neprireiktų. Kokiai pirteliai neatsisakytų? Sakyti, žinai. Taip, jas. Išlipam iš keltą Helsinkį, pasiūlo pirtelį. Ir lieka. Sak, 3 dienas mes čia pirtinsim, nėra problemų. Ir tikamės, kad į Helsinkį plaukia. Tikimės. Ne, vėlgi Stokholmas tinka, Oslas irgi visai normaliai. Iš ten teisė galės į kalnus. Jo. Gal reikės sutrumpinti be žygį. Jo, žadam žygiauti apie 11 dienų. Tai bus 2 savaitės, tropinės 2 savaitės. Jo. Ir vaikščiojimą. Didžiausias iššūkis, aš įsivaizduoju, aišku, vis tiek bus krūvis pečiams, kojoms, nugarai ir aišku skrandžiai, nes turim labai daug visokių kruopų.
O aš žiauriai kruopų nemėgstu. Tai aš labai tikiuosi, kad bus to žuvies, nes jei nebus žuvies, tai bus žiauriai liūdnas racionas mūsų. Manau, kad bus visai įdomi, nes bus daug laiko ir patiems su savo kūnu susipažinti, su savo įrangą išbandyti ir susipažinti. Ir šiaip smagiai praleisim laiką. Jo. Kadangi bilietų neturim į Tamperę, tai mūsų planas yra nusitranzuoti. Čia bus mūsų bilietas. Jo. Jo, tai... Kol dar nesmirdantis, švarus, gal kažkas mus ir paims. Girdėjot frazę Urban Bushcraft, tai va, čia yra vienas iš pavyzdžių, tai... Nueini į duty free, nusiperki čips pakelį. Reklamos nerūdėk. Nes leisai nesusimokėja mums. Jo. Ir paprašai dėžės nuo vyno. Jo. Eik. Va, bilietus darom. Šitam kelti, vėsų, galiu pasakyti vėsų. Bet ne šalta. Nešalta. Ne, su Egidijum važiuoju, Egidijus iš Kauno ir jeigu paskaičiau, kad šalta, tai gal tiekti plaukti į Suomiją. Kažkodėl vis laik nors sakyti Norvegija, žinai, reikia šitas toks. Kažkas man tipo Norvegija aukščiau Suomijos, bet ne. Nes šias metas Suomija laimingiausia šalis pasaulyje. Nes mes važiuojam į ją. Mes tai važiuojam. Žiūrėk, Laika Pro, E raidė, tai tu pats supranti, kad čia yra labiausiai atidirbta raidė. Atvykom į destinacijos šalį. Turim va tokį plakatą pasidarę, bushcraftinį, Urban Bushcraft kol kas. Ir bandysim susižvejoti, kas nuvežtų mus į Tamperę. Ar linksma, ar liūdna veidą? Kaip žmonės labiau ima? Vieną kartą gyvenime esu tik tais tranzavęs, nebuvo labai sudėtinga, bet nežinau, ką Suomija labiau mėgsta. Ar liūdna nuskriausta, ar linksma? Suomija laimingiausi žmonės pasaulyje, tai... Žodžiu, išleisime šitoj tuos visus iš kelto ir bandysim varyti link autostrados, jeigu niekas nepačiups mūsų dabar. Tamperė. Kad tik autobusas mus pavežė iš už miesto nemokamai, tai yra Suomija. Vairuotos, sakom, kiek, nesivargiai. Jo, paleido prie degalinės. Dabar bandysim tranzuoti kažkokiu būdu. Turbūt degaliniai reikės, nes į kelią niekaip neišeisim. Žodžiu, matysim. Blogiausiu atveju turim čia variantą. Toj pusėje kažkur yra stovyklavietė, ten apsistoti nakčiai ir rytoj bandyti tranzuoti. Bus matyti, žodžiu. 10-20 kilometers, on the sea. This funny word that every Finnish person will fall in love with. Perkelė. Darėm visą dieną ir suveikė, aš galiu pasakyti. Jo, iš tikrųjų, tai apturėjom tokį gerą turą su Mati, ne? Mati. Parodė čia visam mums apylinkės ir iš tikrųjų pamatėm Suomiją iš labai gražios pusės. Jo, ir jisai žurnalistas, daug veikęs, daug darė, žino istoriją, intelektualus žmogus, va dėl to ir parvežė mus čia. Dabar esame ieškoti pirmo savo stovyklavietes. Pagaliau. Labas rytas, šiandien yra pirma diena, vakar dieną vadinom Day Zero, nes tikslas buvo tik tais atvažiuoti į pirmą stovyklavietę. Tai vat, buvom labai pavargę, tai nieko nei filmavom, nei rodėm.
iš vakar dienos šiandien atsikėlėm, pakuojamės, tai pasakysiu taip, pakavimasis yra juodoji buškrafinimo pusė, žinokit, taip užnisa, kad neįsivaizduoti ir taip kiekvieną mielą rytą reikės. Jo, tai mes pervadinom backpackingą į again packingą. Tai supratom, kad čia ta lemtis mūsų lauk visą ton laiką. Tai susimatysim prie pusryčių stalo. Toivottavasti teillä on ollut kivaa. Meillä oli ainakin. Te olette hauskaa seuraa ja ehkä nähdään taas metsässä. Gali duoti pasaulio informaciją apie mūsų būklę. Grikius valgau, tai kaip ir nieko gero. Ta prasme, tikrai blogai esam situacijai žiauriai. Žodžiu, biškį papasakosiu minimalę apie Suomijos haikinimą kultūrą. Tai va, ten į tortuokis, tipo hatus. Viso, ką vadinas, palauk, suomiškai? Lavu vadinas, yra, tipo, nu į pilną, laba daug visur, tai tas geroką palengvint kempinimą ir tripinimą ir visko. Tai jo, ir ežerioks, ir aiva, ir visur tokiai akmenis. Akmenis visur. Tai labai gražus tokiai neįprasti mišką. Rodo 50 kilometrų. Įdomesnis šitoks buvo pareiškimas. 5 kilų tai tikrai neįsi. Nu ką, pirmas užsimetimas Pauliaus bus. Lemba, dėk gražiai užsimesti dabar. Pakartot? Ne, vat ir tegul visi žino tavo įgūdžius. Žiūrėsim čia tų akmenų. Aha. Lemba, ryt, sulaisvinti, nes kuprinė buvo... Kuprinė vežti įsviesti. Nu, mėgėjiškai atrodė šitas metimas. Tikėkim, daugiau aš šitą dedu vilčių, nes mano žvejybos sėkmė daug prastesnė, taip kad turėsi pagauti žuvies. Sariko, čia sėkmė. Pirmas metimas, pirma lydeka. Nu va, žuvies yra. Kryžius valgysim, su žuvim šį vakarą. Nebadausim. Va čia tai normaliai. Kaip ir parašyta. Taip ir yra. Žuviais iškoti ilgą nerek Suomijo. 10 minučių, 15 gal ir yra. Prašau, kiek sakai? Pora bus. Pora bus.
O, šiandien vakarienį žuvę valgysim. Pagal planą kol kas. Įsidėjom žuvies prieskonių, druskos, pipirų. Ir esam labai gražiai vietoje, jeigu Paulius parodys. Pamatysit. On the road again. Tada jis pats pasigars 100 kartų skaniau. Nu ką, už Suomiją. Už Suomiją. Jo. Turkiškas arbatas. Čipūras. Gera. Du haikeriai, Jo, draugai, jo, kur jo. sulčių pakelį, žinai. O. Nemiau. Tegul verda, jo, tegul būna. Išeis, palauk. Jo. Kaip kyla. Jo. Matai, labai daug ugnies. Būtent, tai va, ir sakau, tai, ar čia... Tai aš... Imk jo padėt. Jo. Čia gali padėt, va. Tai ir sakau, kad Suomijoje ta kultūra haikerių, labai stipri. Tokį matos tiesiog, kad it's in the blood, žinai, kraujo. Jo, ryte ta mergina sakė, sako, laukiau 3 metus, kol stupiau mašinai, kad galėčiau, ką nors pavežti tranzuoti. Haikerius Jo, pavežti, ir sakė, labai ilgai laukė, kol va kažkam reikėjo, žinai, to tranzo ir sako, tą duoklę atidavė, nes jinai pati yra daug tranzavus. Tas mums patinka, kad anos irgi merginos, ne, meškeris. Veinu savadarbį pasidarius, ne, O kita turi tik tai stiebą, be kilpų. Teleskopas. Teleskopas, tiesiog teleskopas. Kažkoks tai buvo. Ir esmė tame, kad anos tor meškeris tiesiog ėdams ir anoms tai yra kažkoks tai dalykas. Jo, ir pagavo porą žuvų. Ešerių, nedidelių. Ne palapiniai miegojo. Žino, kur yra kokia kryptį, šiaurė, pietvakariai. Daro, ką rimti bičiai daro gamtoj, visiškai. Taip, vandenį virinas iš ežero. Jo, geria iš ežero. Jokių klausimų. Bet čia Suomija. Čia Suomija, come on. Palauk, čia pirmiausia dar šveikti, taip ir dabar yra 10. Pusė 11. Pusė 11, vau, ir ryte apšviesi. Ir žiūrėk, kad dar neatėtų, tai jau kas nors į stovyklą. Skisiai, gai. Ir čia Suomiai viskas įmanoma. Vis, čia taip pat. Absoliučiai. Daug įvykių šiandien buvo. Pirmas ežeras iš tikrųjų. Pirmas ežeras. 2 lydekos. Ir tu prididesnį jaučiu, biškai atsidavars Semane ežerą. Jo, jau ten kiti mastai. Bus įdomi. Nes šitas dabar ežerėlis, kur mes sustoja, tai ten nesimato iš to palidovo praktiškai, labai turi prizūminti, kad matytumėsi. Šiaip gamta čia yra žiauriai panašiai Lietuvos, išskyrus akmenis. Taip pat Saugalą visi. Žinot, kuo? Dilgėlių nemačiau dar. Bet tai čia mes mišką einam. Net kreipiau dėmesį. Čia pievų reikia. Jo, bet čia mėlynių mačiau, šilauogių pilna ir čia per grybus. Avietės praėjom tada. Tik tai įsižengus į mišką, atsimeni, pirmas mūsų kirtimą. Avietės buvo. Iš žmonių pasakojimų čia tų grybų yra įspūdingai. Tai pasakojai, žuviais kol kas tai nesunkiai pasigalvom, o žmonės pasakoja. O koks dabar gali būti argumentas mums neatvažiuoti rugpjūtį? Tai Laplandija reikia. Būtinai reikia Laplandiją. Vakar tą matį papasakom, kad Lietuvoje pirtį eina žmonės su apatiniais. Sako, it's crazy. Unacceptable. Unacceptable, sakė. Jo, bet ta prasme, kad eit su drabužiais, čia yra tipo... Su drabužiais, Čia kaip kodeksas yra, žinai, pirties. Mes per vidurį čia tik tas laikomės kažkur. Matai, mes dar revoliucijos pradžioje. Marijos žemė. Marijos žemė, grinai. Įdomu Lenkai į pirtį. Su drabužės. Išvėsa. Su šliūbiniu kostiumu. Jeigu atvarai pirtį į balių, tiesiog tie pirienį, žinai. Kas 90 laipsnių, kas čia net laikys. Ne, tik ir vyra atlaik. Gerai čia, ne. Aha, apriema žuvis. Tai viskas. Šiaip jo šiandien nesireiškia labai. Buvo, tu išėjai.
Atėjo mes, ta prasme, stiklas buvo ir ilgą laiką stiklas buvo. Plus nesireikš, čia maistą pilna yra. Nu, Na, ko mums čia reikštais. lemba. Bliam, Lietuva būn prasivakščiai, normaliai, tas lydeks be iškodams, nu iš tikrųjų turi pavargti. O Jezu, Lietuvai reikia dirbti dėl lydekos, tikrai Iš taip paprastai tikrųjų, nepasims. nėra. Aišku, nu, kiti. Kas žino, tas žino, žinai, bet vis tiek reikia dirbti. Dar nuo ežerų priklauso, bet Nu. čia tai visiška, Emečer ateina toksai, bet Čia ką, yra. žinai, tiesiog ir čia pasigaus. eilinis ežeriukas tiesiog. Čia niekas. Nieks visiška, absoliučia. Bliam, stipri ta tavo arbata buvo, wow. Bliam, čia vyrs, čia Aš tau toks, sakiau. Tai turkai taip ir jie geria, va tokią, kokią, žinai, užvėriau stiprią. Ani stipri, kokia? Jo, ne, ta prasme, va tiek, tokią stiprią, kokią dabar užvėriau, žinai, va man reikėjo tiek užpilti jos ir tada likusią karštą vandenį. O tai Turkai išėn taip apsinešti, geria. taip, Kaip? nu, išėn apsinešti? Aišku, belė kaip. Bet tas apsinešėjimas nuo kofeino, nežinau. Toks, Nu, čia nuo kofeino, net ne nuo kofeino tikriausiai. man atrodo, nežinau. nėra kofeino. Ne, tai ką kofeiną yra faktas, bet toks apsinešėjimas. Jau po antrą vėrėjimą biškį geriau. Jo. Ir čia realiai dar trečią virimą gali padaryti. Drąsiai labai. Spakai, nebus Jo, tada jo, bus jo. pats skaniausias arba. Jo. Nes dabar tai... Man pasidarysim vis tiek, ką dar Dar kiek pasidėsim. išbrinkstana. Jau šito labai daug nedėję. Dėjau daug. Aš toks, žinai, pridėjau ir žiūri, pasižiūrėjau pakelį, gal reikėtų biškį mažiau dėti, nes greit baigsis. Kaip galvoju, ko tikrai pritrūkt gali. Nu, iki Maistą. galo. Ne, iki galo. Iš produktų. Iš produktų? Kurių, jo. Ai, maistą, kad Jo, jo, jo. katrų produktų. Jo, iš to, ką pirko. Nu, žinau, prieskonių visai daug turėjom. Tik Sakiau, užteks, ne? Reik mažiau dėti, nu, čia biškį per O daug. tai nenorėjai Kuo? tų Žuviais. prieskonių. Ai, mon, žinok, druska, pipira, mon ir viskas kuriak. Gerai. Rytoj per pusę. Gerai. Aš savo pusę, tu savo. Dėliesi, bet tu. Ne, nu ko čia, jeigu jo vyra. Jeigu jo vyra. Bet jo ryžiai labai toks sunkus. Geras maistas. Nu, bus energijos, bent jau eimau. Rytoj kiek 30 km darysim. Nu, 27 bandysim. Aha. Nes viena stovyklavietė yra už 20 km maždaug, o kita ten dar plus 7. Tai arba už 20 stosim, arba už 27. Galvoju, vasara visai gera būtų su hamaku kokį varyti. Išsilengvintai, žodžiu. Aš būtent apie to ir noriu pasakyti, kad išlengvinti reikia. Miegmaišio nereikia tokio storo, nes tas irgi sunkus. Pradėkime nuo miegmaišiaus, jo. Blemba, tas mano miegmaišis kokie 3 kg mažiausiai. Reikėtų pasverti čia, bet kažkas panašaus. Žiauriai sunkus, nes pas mane storas už daug storesnis už tavo. Jo, vasarą daug lengviau būtų galima keliauti. Tai jiem labai patinka Suomijos ešerys. Aš čia taip ir nesuvalgys ešerį. Aš Tai mes nesuvalgysiu. tave pakrikštysim Jo, šioje kelionėje. tikrai. Blema, kai tau patiks ešerys. Ir neturiu ašakų? Neturi. Tobula žuvis. Labai mėsos, skani mėsa labai pati. Bet žvynus nulopti, jeigu banda, tai neįmanoma. Ne, tai kepi su žvinai, žinai, ir nulupė tą visą skūrą. Jo, esu bandęs kažkada skosti ešerį. Ne kažkas. Jakį, žinai, tie, žinai, Jo, šiandien tus lidekas irgi buvo įdomi. Bet gerą peilį turėjai. Bet buvo tikrai. Ką fainė mašinų negirdėti. Ta prasme, gamta tiesiog. Paukščiai, golbis šį rytmetį girdėjom. Ir tas vakarykštis pavėžėjas mūsų sakė, kad gyvenime nėra meškos matęs. Suomis. Panam 60 metų. Jo. Kur tipo pasistatė Suomis pirti. Miško rakmenų gauti. Tai pagal tai vertini, ar esi giliai miške, žinai. Jeigu neveža ir neatvažiuoja boltas, reiškia, esi giliai miške, žinai. Ok, jau čia galima būti. Ir čia atvaro toks MTB dviračių, spica. Parmaut. Per kraštą. Nu, tai jau, aišku. Gėda, jeigu Suomis neturi prie kebino pirties. Ne, tai čia aš manau, pirmiausia, pradėkime, tai ką pasams yra kebins prie pirties.
Realiai kam tik ratelį, kažkaip pagalvoja, ne? Ir momentų. Kaip pagalvoji. Kaip pagalvoja. Bet, blemba, nedažna tepti būna. Tai mes kažkaip išilgai ganėtinai tą pelkę kertam. Jo, žodžiu, yra antra diena. Žygiavimą. Vakar daug nežygiavom, nes norėjom pailsėti po Day Zero kelionės visos. Tai pasidarėm stovyklą biškį anksčiau. Prie žerioką, biškį pameškeriojom, pagavom porą lydekų, suvalgėm porą lydekų. Esam tokio pelkę dabar ir keliaujam iki kitos stovyklavietės. Apie 30 km. Apie 3 km šiandien, jo, šiandien tokį biškį buvo. Pažygiuosim. Taip, darbėnį diena. O į Suomiją atvažiavom pažygiuoti. Tai susimatysim kažkur, kažkada. Jo, esam pelkynė. O Suomija pelkėm garsė. Ar žygis be pelkės yra žygis, ką? Klampu. Dovanots butelis. Sako, dovanotam buteliui į kamštelį nežiūrima. Ir jie galvojat, kad čia arbata yra. Ar Labai klystat, nes čia yra ežero vanduo. Filtruotas, egis filtrą nusipirko. Tai brangų filtrą, bet brangų ne kaina, o kelionės ir gyvybės klausimų brangų. Va, antrą dieną. Didysis žygėjus. sustojom 20 minučių pailsėti, išsiskleidėm hamakus, kad galėtume pėdą šiek tiek pravėdinti, išdžiovinti, nes labai karšta šiandien yra ir labai kojos prakaituoja. Ir aišku, kai prakaituoja kojos, tai ir pūslės atsiranda, dėl to reikia tausoti kojas, nes dar liko daug dienų žygiuoti ir nebūtų labai protinga forsuoti taip. Tai aš čia ant medelio pasikabinęs, o Paulius ten šiek tiek toliau. Va, biškai vėdinasi batai, kojinės. Paulius su kažko valosi akinius, striuskais turbūt. Liko dar 15 km eiti iki stovyklos ir esame atkarpoj, kurioj nelabai yra vandens telkinių, o vandens turim visai nedaug, tai gali būti taip, kad šiek tiek šiandien ištrokšim. O, kolega, gerbiamas. Skaudos šiek tiek gavo porą kilometrų. Deja, neišvengsi. Ir asfaltą kartas, ir kalnų. O Suomija, prašau, turi ir skaldos takus kažkokius tai.
Atrodo, kad jau absoliučiai visus paviršius praėjom, nes tiek skirtingų visokių paviršių buvo tiek šiandien, tiek vakar, kad... Ypač akmenų, va. Čia. Tai padarėm jau kokius 12 km gal. Judam toliau. 20 000 žingsnių. O, radom vandens telkinį. Tokį peliukštį. Įkrėt indėlis. Prasifiltruosim vandens. Ir va, kažkur vidurio miškų ir lavų. Tai Suomijoje kalnų nėra, tai pasakytų Norvegas kiekvienas gerbintis. Bet mums lietuviam čia tų įkalnių yra visai nemažai, eina savo. Tai va, ir yra toks pasakymas, jeigu yra nuokalnė, reiškia bus ir kalnas. Tai jau, taip kad nuo to kalno eiti nėra ko džiaugtis per daug. Tai va, dabar jau kažkelintas sukilimas ir turbūt dar kilsim toliau. Davai, varom. Va, kažkokiu tai būdu sugebėjom rasti maršrutą, kad reikia pereiti vidurį lentpjūvės, tokios gan nemažos. Jo. Nu, liepia eiti, tai einam. Neveina žmogaus. Po 5:30 dabar yra. Nu, baiginėjam. Antros dienos žygį. Baiginėjom. Nu, 5 kilai liko. jo, tai 5 kila. Tai vislai buvom patys sunkiausi. Ir supratom, kad galimai, biški persistengiam šiandien. Nes turėjom sunkis kuprinis, daug daiktų. Ir 30 km, nu, yra ne vakų žaidimą. Palauk, bet mes ir nesam vaka. Gal tada viskas gerai? Aišku, ką gera, kur mes dingsim. Žiūrėk, kokiu keliu einam, Va, pabūtė. viskas. Mes čia skundžiamės. Nu, O, ne, kaip sunku, o, Jo. ne. net nereikia kalną lipti. Mūsų. Tai va, einam iki stovyklas ir ten žiūrėsim, ar bebus jėgų pameškeriuoti. Nu, kaip tau šiandien žygis? Šiandien buvo žygis tikras išbandymas. Nuėjom 53 000 žingsnių, paskui pasižiūrėsiu statistiką ir kilometrais. Ir neradom vietos prie vandens, nei tos stovyklavietės, nieko, tai miške įsikūrėm, pasiėmėm vandens iš ežero. Atsinešėm kokį 1,5 kilometro į mišką ir čia stovyklaujam. Rytoj bandysim rasti geresnę vietą. Ne taip toli, tiek daug nebeeisim kaip šiandien ir galbūt praleisim daugiau laiko, nes reikia atsistatyti, esam žiauriai pavargę. Jup. Pasidarėm laužą. Ir apdovanojom savim bomžpakas šiandien. Su mėsa. Jup. Ai. Treti diena, treti žygis ir Išversti palaukė lietuvių kalbą. 3 diena. ir trečias žygis
Nu ir šiandien esam apie 18 gal kilometrų tik iki stovyklos. Pakeliau užsuksiam nusimaudyti, iškrodom ežeriukus, nes reikia atsistatyti po vakarykštę žygį. Ir toliau žiūrėsim. O kol kas tai einam žvyrkeliu, nes tik toks pasirinkimas te buvo. Į gražiai spėjus, vaizdą kaip Lietuvo. Tik su tokia skandinaviškas namukas. Va. Ir su Egidijum. Kas tau gal priminti namus labiau negu aš? Va. Viskas, tai jo. Susitiksim kažkur, kažkada. Lauktis sunkia kuprinė, kol mums ir galėsim toliau. Matai namuką ten, Nu, matai pompą ten, matau. matai žmonės. Niup. Einam, bus vandens. Vandens bus. Nice. Pagaliau išėjom iš žvyrkeliaus. Biškį mišką. Aišku, saulė turi taip šviesti, kad nereik čia jokio pavėžio. Užtat baterija kraus. Nu, šiaip baterija labai gelbsti gyvybę, nes bent jau aš visas dienas kol kas kroviuosi tiek nuo saulės baterijos ir gan greitai pasikrauna. Vat nuo ryto iki dabar per kokias 2 valandas 100% pasikrojo mano telefonas. Visai įspūdinga. Sustojom biškį pailsėti, nusimaudyti. Jau kažkiai nuo cabins čia. Cabin in the woods. Kėdės, šašlikėnis, viskas palikta, visi čia gyvena ramiai. Tenom Kalniokava namuks. Labai gražus apylinks, ežeras nuostabus, va koks prie jiems akmenių, prie vandens. Va, lietuvis. Nu, esam įbrėsti biškį. Stojom pamiškeriuoti, tiksliau nusimaudyti ir tuo pačiu galvojam užsimesti. Bet yra vidurdienis ir žuvis neaktyvi, tai kaip išolinį.
Nu, nespėjau užfiksuoti visą traukėjimą, bet yra, prašau, prie upės ir pati populiariausia žuvis Suomijoje. Beje, aš irgi tur vėjin atbėgau su meškerį. Labėma. Ir Wobleris įspūdingas, galiu papasakoti istoriją. Prieš kokius 6 metus Kaziuko mugėj Vilniuj kažkoks vyras įsiūlė, sakė, nusipirksi, tikrai pagausi kažką. Rankų darbo. va. Grožis. Jo. Labai atgal į gyvenimą. Buvo, nebė. Sakok. Vienu žodžiu, grįžom iš žvejybos, nelabai radom vietos, kur pažvejoti. Ir tada va sutikom žmogų, sakom, Seniorų porelė. seniorų porelę. Sakom, dabar paprašom valtį, kad paskolintų. Norim žuvies pasigauti vakarieniai. Ir aišku, jie nekalba angliškai, nes jie tikrai labai vyresnio amžiaus. Bet su Google Translate įsivertėm, kad esam turistai ir norim vakarieniai starkį pasigauti. Sako, tik nuo 10, o dabar tik po 8. Tai mes plaukiam, pasižiūrėsim, Pamėtysim. pamėtysim. Bus matyt, gal kažką pagausim.